Sveiki visi! Šiandien mes jums pristatysime mūsų grupės Novai Pirat kūrybinį darbą. Raketą, kuri Skris į kosmosą ir turės išsiskleidimo parašiuto sistemą. Su kamera. Kamera. Su katinu Mažvydu. Be Mažvydo katino šį kartą. Raketa susidės iš vamzdžio, antgalio, parašiuto, kuro, bei perėjimo sistemų. bombiškį dar, Bombiškį. žalik, Kurą darysim patys, parašiutą darysim patys, išsiskleidimo sistemą patys darysim, viską darysim patys išskyrus vamzdį ir antgalį, jį mums išteiks. amerikiečiai. iš NASA's, palei savo projektą, kurį mes padarėm. Taigi, Tiek, galim pradėti darbuotis. ate. Susitiksime garaže. Sakys, Parašiuto išsiskleidimo sistemos testavimas. Ką, kelint svečias? Jo. Nu, trečią kartą testuojam parašiuto išsiskleidimo sistemą. Ir žiūrim, ar mirsų vidžiai. Jo. Ar ne? Ar tai pavojinga žmonėm ar ne? Tai bandom. Tai taip iki išeidimą ir tada taip užversi. Jo. Ir stipriai prispaudęs laikyk. Gerai. Tai išdegsi čia tiek. Taip. Davai. Čia užgrota, išseisti. Nelenk! Nelenk! Prispauk! Kur yra tavo? O kur mūsų vanduo kiek kil? Darom parašiutą dabar, Kamera. montuosim kamerą. Parašiutas. Žiūrim, kaip jis Kamera parašiutas. Bet dabar, kadangi bandymą darom, bus be kamerikės. Penks bandyms, raketas, parašiutą. Dvi bombiškės. Duok čia. Parašiutas dvi bombleškės. Ai, jakila šie. Dega čia? Jo! Apėdvi uždėkim. Eik tu! Kiek čia tu bombių? Nu ir kas? O! We did it. Papasakok, kas mums pavyko. Parašiutą išskleisti. Ir štai matot mūsų kūro formeles. Čia pilsim kūrą. Dėsim šitos varžtus statysim, kad įpylus kūrą liktų skylutę, kad geriau degtų. Jo, kad geriau degtų. Kad daugiau užkart degtų. Raimedas ruošti kurą. Ruošysi ruošti. Koksas? Čia matome biškį Kokso. pašnioti yra pasiruošęs. Lydžia. Mažio trūksta. Padarys man vieną šniūrą toj. Darogas. Čia yra, kaip matote, geležies sūrikas. Čia techninė siera. Aišku, cukrus. Ir čia pats raimedas. Na, štai Laurinas toliau kepa kurą. Antrą kartą jau. Dabar keptuvės, Nulaižyk su liežuviu skaniai, atrodo kaip šokoladas.
Pasivažyk. Su esamas pinigais galima išspręsti bet kokius piniginius klausimus. Na, štai ir mūsų raketa. Patiuninguota. Dar čia ne pabaiga, dar patiuninsim raketą. Švieži kaip ką tik pašiktų šūdą. Taigi, ką tik gavome siuntinį iš Jungtinių Amerikos valstijų. Štai matėte, tai yra titaninis antgalis. Čia visos dujos bus mūsų spaustos ir tiesiog, nu, išeis slėgis didelis, labai didelis. Tai? Jo. Dabar dedame kūro į raketą. Raimedui sekasi neblogai. Nu, vamzdį. Nes jis yra A1. Būtų biškiau per tą kalį. Pabandykime. Ne, Saugai. Va, mūsų raketa beveik baigta. Ir dabar darom ją į stovą, kad nereiktų jos dėti ant žemės, kad jinai kažkaip laikytus ir pakiltų. Tai va, darom stovą iš lietvamžio, o viduje jūs matot gražiai skylės jai. Tai jame. O Raimedas plėšo nuo skėčių laužą. Ir metalo nuolaužas. Iš jų bandysim tinklelį padaryti ar kažką tokio, kad tam lietvamzdį mūsų raketų laikytis. Šitie daiktai laikys patį lietvamzdį. Tai turbūt tiek dabar. Matot mūsų stovą, iš kurio skris raketa pakils. Ir vešime šitą stovą kažkur į laukus. Gerai, atvažiavome į paleidimo vietą. Šviesiai visai filmuoja. Štai Raimedas turi raketą, parodyk. Dedam ją į stovą. Va, dedam ją į stovą. Laurynas laiko šaltas ugnelės. Dabar ją paleisti? Ką? Ir dabar dedam raketą į stovą. Kamera. Kameros viršų yra maža kamerikė, kuri turėtų su parašiutu iškrist. Paskutiniai Laurynai žodžiai prieš mirtį. Linkėjimai Andreliui. 18 būna tik kartą. Tai ką, aš keliauju pasislėpti, nes durnas. Nu ką? Gerai, pasislėpiam. Nežinom, ar viskas gerai bus. Gavos perverka. O tu kurva. Atsargiai! Iškrito raketą ant žemės. Iššovė ją, žiūrėk. Smygo žemę. Ne į tą pusę iššovė. Susmygo. Ne į tą pusę iššovė. Na, į tą pusę iššovė raketą. Nieko nesimako. Kabis. Nu ką, duosi, tai jau sukėlės. Viskas yra. Gali priimti. Davai, pasuk, kas nepavyko. Taigi, mūsų projektas nepavyko. Na, iš dalies nepavyko. Vis dėlto gavosi kaip ferverkas. Tiesiog net laikė. Parodysiu vaizdiškai.
neatlaikė pertvaros ir susidarė per didelis slėgis. Todėl iššovė antgalį, parašiutą, kamerą pametėm. Iki šiol to neradom. Tada prašysim kitos grupės paramos. Melo detektorių, melo detektorių. Ir labai smirda šitą raketą. Ir tiesiog šovė visas kuras pro viršų. Galimai pagal netikslius Lauryno skaičiavimus pakilo į 40 metrų aukštį maždaug. Ir nežinau, šitas vamzdis tiesiog susmigo iki šitos vietos į žemę štai. Molsbį ištraukėm. Reikėjo visų grupės narių paramos, kad ištraukti. Automobilio, kaip ištemus. Taip, krano. Traktoriaus. Ir nežinau, ką čia dar pasakysiu. Ekskavatorius. Jaučiamės nusivylę labai stipriai. Žiūri. Nežinome, kaip dabar jausis. Trečią dieną verkiu. Nu, nežinau, gal tai turėjo įtakos. Blogos oro sąlygos. Tikriausiai. Labai greit temsta šiomis dienomis, todėl užklupo mumis tamsa. Labai netikėtai. Ir Dievas buvo nusisukęs nuo mūsų. Paliko mus. Tai tiek, ačiū už dėmesį. Kitą kartą leisim vaikščioti katiną į kosmosą. Iki kitą kartą. Gerai. O tu. Aš debesyse! Gyvis!